Sveiki, aš esu Robertas iš įmonės darbo saugos tarnyba, geriau visiems žinomas kaip Dasata, ir šiandien noriu Jums pristatyti Dasata Lite darbuotojų mokymo sistemą, kurios pagalba galėsite rūpintis savo darbuotojų mokymais nepriklausomai nuo mokymų temos, ar tai būtų susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, psichologinio smurto prevencija ir kitomis aktualiomis jūsų įmonėje temomis. Tai kad prisijungti prie sistemos jums bus reikalingas kompiuteris, telefonas arba planšetė su interneto ryšiu ir naršyklės pagalba galite prisijungti prie sistemos. Prisijungimas vyksta elektroniniu paštu arba telefonu, įvesime elektroninį paštą, paspausime siųsti vienkartinį slaptažodį, atėjus slaptažodžiui jį įvesime ir prisijungsime prie sistemos, kurioje pademonstruosiu pagrindinės jos funkcijas, kad geriau galėtumėte suprasti, kaip visą tai veikia ir ar galite tai patogiai pritaikyti savo įmonėje. Prisijungsiu, kaip matote, dabar galiu prisijungti, pasirinkti kaip darbuotojas arba kaip administratorius, nes turiu administratoriaus teisės. Jeigu darbuotojas jungsis būdamas tik darbuotojas, neturėdamas administratoriaus teisų, pateks iš karto į savo profilį. Dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo viskas iš administratoriaus pusės. Kaip matome apžvalgoje, mums aktuali bus tik mokymų sritis žalia, nueisim į darbuotojų sąrašą. Darbuotojų, jeigu turite daugiau, tikrai nereikia išsigąsti, nereikės jų visų suvesti ranka, juos galėsime importuoti iš pateikto Excel failo ir po to bereikės jums valdyti, kaip pašalinti atleistus darbuotojus, nuėjus į jo profilį, galima paspausti raudoną mygtuką, darbuotojo profilis bus pašalintas, tačiau visi mokymų duomenys istoriniai liks išsaugoti e-žurnale. Jeigu atsiras naujas darbuotojas, jūs spaudžiate įvesti naują, įvedate vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą galite naudoti pasirinktinai pagal savo vidinę tvarką, telefono numeris, tai vienas iš jų telefono numeris arba elektroninis paštas yra privalomas, kad sistema galėtų siųsti kvietimus darbuotojams, galima naudoti ir abu, ir žinoma be abejo pareigos, kad būtų viskas įtraukta į e-žurnalą po mokymų išklausimų. Taip pat turėtumėte žinoti, kad pagal pareigas atsiradus naujam darbuotojui sistema gali automatiškai priskirti aktualius mokymus pagal tai, kokie mokymai tokios pirkybos darbuotojai buvo anksčiau istoriškai priskirti. Dabar, kad sukurti mokymą, be abejo galite naudotis mokymams media biblioteka, tai yra įsikelti paveikslėlius, kuriuos galite naudoti klausimuose, įsikelti video, jeigu norėsite pateikti darbuotojams išklausyti prieš laikant testą. Galite įsikelti ir skaidres PDF formate naudoti, būtent kaip prezentaciją, kur darbuotojai išklausytų, peržiūrėtų ir tada išspręstų testą. Taip pat, jeigu mes eitume dabar šius mokymus, matome, yra sukurtas vienas pavyzdys. Jeigu nueisiu į mokymo redagavimą, taip pat matysite, čia netgi yra naudojamas video iš YouTube platformos, vadinasi, jeigu jūs randat jums aktualų tinkantį video arba esate pasitalpinę galbūt privačioje YouTube paskyroje neviešą video, tai galite jį tiesiog integruoti tiesiai į mokymą ir nereikia netgi papildomai jo talpintis ar turėti pas save. Ir po to galite atitinkamai turėti klausimus, jie gali būti su keliais teisingais atsakymais, su vienu teisingu atsakymu, galiu tai pasirinkti, galiu spausti pliusą, sukurti naują klausimą. Tai iš tikrųjų galimybės yra labai plačios, labai patogu kurti klausimus, pašalinti juos valdyti. Taip, mokymų be abejo skaičius gali būti neribotas, galite kurti tiek mokymų, kiek jums reikia, spaudžiate pliusą, taip pat įvedate mokymo pavadinimą, jeigu sudarysiu, kad geriau matytųsi jau esanti, yra pavadinimas. Jeigu turite testą Word formate, tai labai patogu tiesiog testą yra įsikelti į tokią Icon platformos sistemėlę, kur būtent yra klausimas, atsakymas parašomas į vienetų, dvejetų, trejetų, ketvirtų kaip pavyzdys ir teisingas atsakymas pažymas šitaip. Sukėlus šitaip klausimus iš Word failą, mes paspaudžiame importuoti icon ir jie atsiranda mūsų būtent sistemos kūrimo modulė, kurį neseniai jums pademonstravau. Ir taip galite labai patogiai išsikelti testus, nereikia kiekvieno atskirai klausimo kurti. Taip pat yra protokolas, kurį sistema automatiškai generuos išlaikymo procentą balais, pasirinkate nuo 1 iki 100% pagal savo nustatytą mokymo tvarko įmonėje. Periodiškumas taip pat gali būti nuo metų iki 5 pasirinktinai. Gaisrinė sauga standartiškai yra 3 metai. Na ir būtent tokiu būdu
sukūrėte testą, jį tada galima priskirti norimiems darbuotojams. Priskirimas tikrai labai paprastas, galima priskirti iš karto visiems darbuotojams. Dešinėje pusėje matote, turime paiešką, tai galima darbuotojus filtruotis pagal vardą, pavardę, pareigas. Padalinys gali būti taip pat įvestas, įvairios žymos, pagal kurias būtų patogiau jums filtruotis. Taip pat sistema palaiko lietuvių, anglų ir rusų kalbas, taigi testus galite kurti irgi visomis kalbomis, priskirimas irgi bus patogus pagal būtent jūsų parinktą darbuotojų kalbą. Tai išties labai patogu ir sistema atitinkamai irgi pagal tas pareigybės, pagal kalbą irgi galės priskirti atitinkamai mokymą. Atėjus periodui, sakykime, gaisrinė sauga, išklausė darbuotojas mokymą, praėjus 3 metams, sistema vėl likus mėnesių iki 3 metų išsiųs priminimą darbuotojui atlikti testą. Nes jums nereikia sekti periodiškumo, sistema tai daro už jūs ir kviečia darbuotojus išklausyti mokymą. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip atrodys visas vaizdas iš darbuotojo perspektyvos, kuris prisijungs prie savo paskyros ir spręs jūsų priskirtą mokymą. Darbuotojų prisijungus, matote, iš karto iššoka pranešimo langas, kuris yra kviečiamas išklausyti priešgaisrinės saugos mokymus, spaudžiame mygtuką pradėti ir sistema mus tiesiai nukreipia į mokymą. Tai yra mokymų video, kurį mes galime pasiekti. Dabar sustabdysime jį. Darbuotojai peržiūrėjus mokymą, jisai patvirtina, kad išklausė mokymų medžiagą ir kad patvirtinti jo žinių įsisavinimą, iš karto jam yra pateikiamas laikyti testas. Atsakius visus klausimus, sistema automatiškai ištikrins testą. Jeigu darbuotojas surinks atitinkamą procentą balų, šiuo atveju pas mus yra 70% išlaikymo balas, jūs galite nustatyti pagal savo mokymų tvarką, kuri pas nustatyta įmonėje, sistema įskaitys arba neįskaitys mokymų. Jeigu darbuotojas neišlaikys šito testo, turės įspręsti dar kartą, kol įspręs taip, kad būtų visi atsakymai teisingi arba bent jau teisingi tiek, kiek yra nustatytas jūsų procentas. Dabar galime pasižiūrėti po mūsų sprendimo, ar išlaikysime testą. Na ir pateikėme atsakymų duomenis, spaudžiame siųsti, matome, padarėme vieną klaidą, bet kadangi išlaikymo balas 70%, testas yra įskaitytas ir galime uždaryti langą. Tokiu atveju sistema patikrins, ar nėra aktyvių kitų mokymų, jeigu būtų priskirti keli mokymai, vėl iššoktų kitų mokymų langas. Na ir darbuotojai dabar jau yra pilkas mygtukas, veiksmų aktyvių nėra, o darbuotojo e-žurnale jisai gali matyti savo būtent sprendimų rezultatus, jeigu būtų neįskaityta, išsisaugotų ir neįskaitytas rezultatas, bet toliau jam prašytų sistema vėl spręsti, kol išlaikytų tinkamai. Jeigu norėsite pasikonsultuoti plačiau, prašome kreiptis į mus, DASATA, pakonsultuosime, atsakysime jūsų klausimus ir padėsime jums valdyti savo mokymus jūsų įmonėje.